Sveiki, mėlyjeji. Šiandienos Evangelijos skaitinys yra apie paklydusią avį. Mes esam Mato Evangelijos 18 skyriuje ir šis skyrius labiau kalba Mato bendruomeniai apie taisyklės, kaip gyventi bendruomenės gyvenimą. Ir pabrėžiamas yra taip pat ir gailestingumo aspektas. Šita būtent dalis apie paklydusią avį, jinai labiau koncentruojasi į aspektą apie rūpestį dėl nuklydusių bendruomenės narių. Ir yra aliuzija tarp ganytojo, avelių ir bendruomenės. Ir šitoj vietoj matome ryšį su Ezekielio knyga, kurioje pranašas tam tikrą prasme išreiškė savo pasipiktinimą, savo kritiką Izraelio vadovam, Izraelio ganytojam. Ir pats viešpats sako, aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. Suieškosiu paklydusias, žūstančias grąžinsiu, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnasias. Matome, kad Dievo pažadas ir išsipildo Jėzaus Kristaus asmenyje. Ir kas įdomu yra su palyginimais, kad kiekvienas beklausantis palyginimo gali susitapatinti. Tai yra vienas iš Jėzaus būdų pasibelsti į žmonių širdis, būtent per palyginimą. Ir beklausant šito palyginimo galima pasižiūrėti bent jau iš 3 skirtingų perspektyvų. Iš paklydusios avies perspektyvos. Jėzus kviečia pamastyti, gal aš esu ta paklydusi avis, kuri pasimetė, kuri nebeturi ramybės, nebeturi savo prieglobsčio. Arba gal iš ganytojo pusės, gal Dievas kviečia mane būti tuo ganytoju, kuris išeina iš savo komforto zonos ir eina ieškoti tos paklydusios avies. Arba galima būtų pažvelgti iš perspektyvos iš tų 99 avių, kurios išgelbėtos, kurios jaučiasi saugiai. Taigi, beklausant palyginimus, galima save identifikuoti su skirtingais veikėjais. Aš asmeniškai, kai galvoju apie šitos skirtingus veikėjus, save identifikuoju su ta paklydusia avim. Nes kai galvoju apie savo paties pašaukimo istoriją, matau, kad tai nebuvo sūnaus palaidūno istorija, ta prasme, kad sūnus pats nusprendžia ir grįžta pas tėvą. Mano atveju buvo labiau, kur tikrai gerasis ganytojas atėjo ir mane surado pasiklydusi ir grąžino į bendruomenę. Šis adventinis laikas, kuriame mes dabar esame, yra Dievo kvietimas mums atnaujinti santykį su Dievu, su kitais, su pačiais savimi. Ir kvietimas būtų jums visiems skirti šiek tiek laiko pamedituoti su šia nuostabia Evangelijos ištrauka ir pagalvoti, kurioje rolėje galbūt esu aš šiam gyvenimo periode. Galbūt jaučiuosi kaip ta pasiklydusi avis, galbūt kaip ganytojas, galbūt kaip viena iš tų 99. Ir galbūt yra tam tikras Dievo konkretus kvietimas šiame jūsų gyvenimo laikotarpyje. Noriu palinkėti visiems geros meditacijos ir prasmingo adventinio laiko.